aš aišku, jau man vemti verčia tas tik apie Europos atsaką ar kažką kalba, tai, komentarai visur visą laiką bus susirūpinimo paskelbs ten, tiesiog nieks nemasto net, man atrodo, normaliai apie tą Europą, o tiesiog kartoja tą kaip šabloną ir jokios nuomonės neduoda. Tas stebėtojai dėl to, kad knee-jerk reaction'o nėra. Jo niekada Europoje ir nebuvo ir nebus. Ir tikiuosi, kad niekada nebuvo ir nebus, kad per pusvalandį tiesiog gali nuspręsti koks durnelis kaip Trumpas. Žodžiu, anyway. Bet aš tada galvojau, kad įsivaizduokim, Europą susivienė kažkaip, tampa ten kažkokio tipo federacija, tarkim. Turim gal net bendrą prezidentą kažkokį, tarkim. Turim bendrą armiją, kariuomenę tą Europos bendrą, žinai, ir pradam investuoti gynybą, žinai, Europos ginklai yra labai galingi ir mes tampam, kaip Europa, kaip darinys, tampa pasaulinio lygio gale. Kaip mes tada norėtumėm spręsti va šitos konfliktus? Ar mes norėtumėm tada įgavę galios tiesiog bombinam Iraną nahui? Va tiesiog bombinam. Nes, taigi teroristai, tiesiog bombinam. Ar tada turėtumėm siųsti savo karius, kad jie ten mirtų? Kaip mes turėtumėm approachinti šitą dalyką, jeigu mes gautumėm galę? Ir man atrodo, čia visai įdomus klausimas yra. Nes dabar yra normalizuota, nes vat Amerika tiesiog tą normalizavus yra. Tarsi, kad čia yra normalu tiesiog. Tau nepatinka, tu matai neteisybę, ir tu pasaulio policininkas, tiesiog eini ir subombini jos nahui. Ir dar gerai, jeigu turi tikslą, aiškę kryptį, atsiklausė, tarkim, tarptautinės teisės, bet istorijoje buvo pavyzdžių vienas kitas, kur plius minus, bet dabar tai tiesiog nieko neatsiklausė. Ateina diktatorius ir tiesiog tą galią naudoja, kad susprogdini tą, ir mes tada kaip durneliai, stebim, kaip sako, bet, žiūrim, ar čia naudinga ar nenaudinga, nes ką mes galim padaryti, mes nieko negalim padaryti. O va tada klausimas, gerai, o jeigu mes būtumėm stipresni už Ameriką ir Amerika va šitai padaro, ką mes darytumėm? Jeigu dabar mes būtumėm išlaisvinti nuo šito kalėjimo, kur visi turi Trumpui bibi čiulpt, nes be Amerikos visi useless yra, tai kas būtų, jeigu mes būtumėm galesni? Galingesni už Ameriką. Ir Amerika va šitai pelktus. Be jokio teisinio pateisimo, be jokio aiškaus plano, tiesiog ar mes tada sankcijas vėsime Amerikai, ką mes tada darytumėm? Kai ateina diktatorius toks, tipo, ką mes tada darytumėm? Ir man tas buvo klausimas įdomus. Ar mes, kaip europiečiai, tarkim, jeigu mes lėtai einam, gan, bet darom savo dalyką, kuriam savo evoliuciją civilizacijos vakarų ir tikėkime be Trumpo savo karinėm. Bet iš tikrųjų, jeigu mes būtumėm netokie kaip Trumpas, netokie kaip iš tikrųjų reiktų tvarkytis. Ir aš tada galvoju, kad gal iš tikrųjų yra galybė nėra, kad tu tiesiog kaip Amerika, kaip durnelis savo jėgą rodai ir puoli. Nes tai tiesiog neveikia. Aš nežinau, tai niekada neveikia. Radikalizuoji žmonės, padarai teroristais. Gal iš tikrųjų yra kelias, kur Europa tokia, jeigu ji būtų protinga ir jeigu Europai gautų galę. Nes tu galios turi turėti. Kad tu galėtum gintis ir galų buliai nesupras kitaip. Bet approachinti apskritai tą geopolitiką biškai iš kitos pusės, o galbūt per prekybą ir santykius tokius, kad iš tikro tos sankcijos, kad ir kiek jos yra jokingos čia, jeigu tu iš tikro užsiminėjai prekybą, tarkim, netgi su tom blogom šalim, žinai, užsiminėjai prekybą, bet tai yra taip masyviai naudinga ir tau, ir jiems, kad literaliai jie galbūt negali, kad tu turi svertų net be raketų, be nieko, kad ant tiek naudinga, kad tavo sankcija reikštų, kad, labai blogą dalyką, tipo. Ir gal ir įmanoma taip padaryti. Dabar mes, neturim tokių svertų. Tipo, uždedam sankcijas kartu su amerikiečiais viską ir jos, matom, kad jos yra skaudžios, bet jos nėra tokios brutalios ir tai užima labai ilgą laiką. Bet aš galvoju, ar įmanoma kažkaip grinai per ekonominį bendradarbiavimą, per sąjungas, kad tu literaliai galėtum labai labai stipriai išjungti, bet dabar normalizuota tiesiog subombini. Tiesiog subombini ir tada žvengi iš Europos, kad nėra knee-jerk reaction'o,
kad, o jo, teisingai, bombink jos, jo reikia griežtai pasisakyti. O gal mums nereikia tokio lyderio? O gal mums nereikia tokios retorikos? Gal reikia protingiau kažką daryti ar kitaip, nes tai niekad neveikia. Tai kodėl mes turim tą patį daryti, ką amerikiečiai daro ir tiesiog, tai jeigu mes įgautumėm galę, Europą vieningai gautų galę, ar ji tiesiog taptų tokia pati kaip Amerika? Ar mes to tipo norim? Ar tai teisingas kelias, kai tai niekad neveikia? Tipo, jo, tu gali būti tas policininkas, bet, tai neveikia. Jie bando tos režimus keisti. Ir neveikia. Agas dabar gal suveiks? Tipo, bet, jo, nežinau. Ar mes būtumėm taip? Kaip turėtų, tipo, elgtis tokia didelė valstybė iš tikro, kuri gali pasaulio policininku būti. Kaip turėtų elgtis? Nes aš nemanau, kad tiesiog bombint, ignoruojant kongresą, ignoruojant tarptautinę teisę, tiesiog nusprendė, kad mūsų interesas yra ir tiesiog subombina. Tai man tokios reakcijos tos karingos, nes pas mus nėra normalizuota. Pas mus kaip tik yra, priešingai, savo karius siūsti kitą šalį, kurie ten gali mirti pas mus, čia pats pagalvokit, tipo, yra lengva šaukti, žinai, tipo, yra lengva sakyti, kad jo, tiesiog karinį operaciją atliekam, sudaužom ir viską, bet ką tai reiškia? Kad tu siūsi savo karius, savo žmonės siūsi į karą. Ar tu pats ten varysi į karą ir kariausi ir šaudysies su teroristais kažkokiais? Nežinau. Čia yra toks sprendimas, vakarų civilizacijų, kad žmonės tiesiog, davai, nusiunčiam į karą dar žmonių, kai jie ten mirtų. Čia yra sudėtingas dalykas. Amerikoje dabar priema sprendimą vapšė pohui. Aišku, pervadina, jo, čia kita tema, bet tipo, kaip turėtų būti Amerikoje, kaip turėtų būti Europoje, jeigu mes iš tikrųjų gautumėm galę tą. Turime fizinę galę. Tokią, kokią Amerika turi galybę, žinai, jeigu būtumėm stipresnį už Ameriką, ką mes dabar darytumėm, tipo? Kai matom, kad Amerika tiesiog niekino neatsiklausė, nieko, tiesiog savo dalyką daro. Bet dabar, aišku, dabar nieks apie tai nemastys, nes tu turi Ameriką palaikyti, nes be jų tai gynybos pas mus nėra ir giriam Mercą, tarkim, jo, man patinka, visiems turbūt patinka griežtesnės pozicijos, to turbūt tikrai trūksta Europoje, bet ar tikrai tai turėtų būti tas warmongerinimas tipo? Ar tikrai tai turėtų būti griežtesnė pozicija? Aš suprantu, griežtesnė pozicija yra, gali būti, kad mes turim būti stipresni kaip Europa, čia visi supranta. Bet ar griežtumas yra tik tada, kai tu su pagaliu grasini daužti, arba palaikai žmogų, kuris su pagaliu daužo? Nežinau, ar stiprybė turėtų, būtent, nejudinamuose principuose, nepažeidžiamuose, niekad principuose, čia stiprumas turi būti. Kai tu vadovaujas tais principais ir tu tada iš tikro būsi matomas kaip moralus, o ne su kiekviena tokia intervencija, su kiekvieno Trumpo užėjimu, tu tik susikuri priešų daugiau ir daugiau legitimių priešų visam pasauliu. Aš nežinau, tipo. Aš neturiu atsakymų šitos klausimus, aš jau vakar mąsčiau apie tai, kaip turėtų būti iš viso, kaip mes turėtumėm elgtis. Jeigu turėtumėm galę, labai daug galios ir tada turėtumėm laiko ir priimtumėm sprendimus apgalvoti, tam, kad gal nereiktų karių siūsti. Bet mes nenorėtumėm, kad Kinija tiesiog piktavaliai kokie ar kiti diktatoriai tiesiog darytų, ką tik nori. Mes to nenorim ir mes to, sakyčiau, net negalėtumėm to leisti, bet ką tada daryti? Nes kažin, ar tiesiog subombinti yra geras sprendimas, ypač kai neturi jokio plano, atrodo ir panašiai. Dabar jeigu tą darytų Europą, kaip aš ir vakar sakiau savo poziciją, ir mes turėtumėm, pasitikėjimą Europą, kad gerų sprendimus priima, kaip aš, pažiūrėjau, turiu pasitikėjimą Europos reguliacijom. Man atrodo, Europa didžioju, kaip čia, daugeliu atveju reguliacija yra gera Europos, apmąstyta, protinga. Ne visą laiką gal 100% pataiko, bet paskui mus kopijuoja reguliacijos ten ir mes daug gerų dalykų padarė Europą. Tai gal lėtai ir protingai padarė, priimtumėm kitokius sprendimus, negu tiesiog subombinti, kad neleisti ir užkirs kelią tokiom teroristiniam šalim teroristinius išpuolius daryti, ar šitam, ar ahujelinti jo, nes kad ahujelina ten Iranas, ten puldinėja šalis, visi suprantam, bet kaip reiktų dylinti, kas galėtų iš tikro suveikti, europiečikas kelias nemanau, kad jis veikia, tai nežinau.
Jeigu Europa būtų galinga, tai Europa bombintų artimuosius rytus. Va čia klausimas, aš nežinau, ar tą darytų. Tikiuosi ne. Tikiuosi būtų protingesnis sprendimas, bet jeigu mes pasiduotumėm va tokiam taisyklėm, kaip dabar va primetinėja tas, kaip sakau, knee-jerk reactionas, tai bombinam ir viskas. Nu tai aš nežinau, ar čia geras dalykas būtų. Gal tada mes ir būtumėm tokie patys kaip ir kiti durneliai, bet noris galvoti, kad ne, noris galvoti, kad Europa turėtų turėti principus ir jų laikytis. Ir netgi jeigu galia turėtų fizinę, labai, tą kinetinę labai smarkę, nepamintų tų principų ir rastų tada iš tikro principingus būdus, kaip tvarkyti su teroristais tais pačiais, o ne tiesiog subombint.